Sveiki, šį kartą noriu pasidalinti būtent Fitline produktais, mano patirtimi su jais. Pradėjau juos vartoti visiškai netaip jau ir seniai, nes iš tiesų naudojau kitos kompanijos produktus, kurie man tikrai nesykį yra pagelbėję, tačiau paskutiniu metu kažkaip vis pritrūkdavo tos energijos, nesijaučiau pailsėjusi ir šiaip viskas tarsi erzindavo, o dar rudens sezonas, kadangi pati esu naudojusi jau 6 metus antidepresantus ir žinau, kaip prie depresijos iš tiesų rudenį pablogėja. Taigi šiuo metu, kadangi nebevartoju jau beveik 3 metai antidepresantų, tai truputį persigandau, kad galbūt nebesusitvarkysiu ir teks grįžti prie jų. Taigi apie Fitline produktus buvau girdėjusi jau daug atsiliepimų, peržiūrėjusi kelias prezentacijas, bet kažkaip maniau, tai kuo jie čia kitokie nuo tų, kuriuos aš naudoju, tiesiog kad kitoks pavydalas. Bet galiausiai susigundžiau, paprasčiausiai pabandyti ir paieškoti juose minusų, kad įtikinčiau save, ta prasme, kad mano produktai, kuriuos naudoju, yra geresni už šiuos. Taigi įsigijau patį pirmąjį rinkinuką pabandymui, būtent buvo Power kokteilis ir Restoratas, dovanų dar gavau Activizą. Ir mano pirmas mėnuo prasidėjo toks su netikėjimu, su ieškojimais, prie ko galėčiau prikibti. Iš tiesų, pirmas mėnuo buvo nelengvas, nes atrodė, kad mane dar labiau migdo, iki darbo pabaigos dar labiau negaliu ištempti. Toks iš tiesų buvo sunkus laikotarpis, bet besibaigiant pirmam mėnesiui vis dėlto labai nustebau, bet vis dar pati savo nenorėjau pripažinti, kad jaučiuosi žymiai energingesnė. Iš tiesų darbo dieną, kad ir kokia ji būtų, įveikdavau lengvai ir man dar pačiam vakare norėdavosi šypsotis, jokie ten tie komentarai ar kažkas neerzindavo. Pareidavau į namus ir man atrodydavo, kad dar galėčiau eiti ir daugiau pasivaikščioti, plus pagerėjo ir miegas, kas iš tiesų būdavo šokinėjantis reikalas, vieną naktį lyg ir miegu, kitą jau prasčiau, toksai nepastovumas. Ir kada pajaučiau, kad vis dėlto man yra žymiai geriau ir vėliau vėl aš tuos pačius produktus įsigijau, tai paskui dar pridėjau tirpius riebalus, tai Generation 50+. O čia šitame rinkinuke atrodytų nieko ypatingo nėra. Tai rytinis kokteilis yra Power kokteilis, kuriame yra B grupės vitaminai, antioksidantai, taip pat gerosios bakterijos bei skaidulos, tiek tirpios, tiek netirpios ir ajurvedinės žolelės. O vakarinis Restoratas, kuris padeda mūsų organizmui per naktį atsistatyti, jį sudaro vitaminas D ir 11 mineralų. Iš tiesų skirtumas ne tik tas, kad greitai pajutau poveikį jų ir kad tikrai jie veikia geriau, stipriau, bet yra netgi ir patogu, kadangi visa tai, kas yra sudėta į šiuos 2 paketėlius, kapsulėmis ar tabletėmis, aš turėdavau nusipirkti, žinoma, nemažai buteliukų, kadangi atskirai, ir per dieną tekdavo įsidėlioti iš tiesų nemažai.
tablečių kartais atrodydavo, kad tik tais nepamirščiau, nes, gan nepatogu buvo tas didelis kiekis. Ir čia labiausiai gal man tas ir patiko, kad tiesiog vieną išgeri ryte, kitą vakare, viską gauni, nereikia sukti galvos, kaip čia ką, ar čia kažko nepamiršiu. O pamiršti irgi neįmanoma, nes jie yra skanūs. Ir tai patogu, skanu ir greita. Taigi iš tiesų, ieškodama minusų, aš neradau tų minusų, bet tik eilinį kartą teko patvirtinti tuos atsiliepimus, kuriuos buvau skaičiusi, girdėjusi, perklausiusi, ir toliau nusprendžiau rinktis būtent šiuos produktus. Po truputį bandau dar kitus, nors jų ir nėra šioje kompanijoje daug, bet kadangi pagrindas yra tik šie du ir dar keletas papildomų, tai noriu pažinti ir likusius produktus, nes yra ir vaikiškas kokteilis, yra antioksidantai, yra tas pats ir aktyvaizas energijai, taipogi yra vyrams, yra baltyminiai kokteiliai, amino rūgštys, imunogenas, yra taip pat ir lašiukais omega 3, Q10, yra liuteinas. Vienu žodžiu, dar yra keletas tokių produktų, kuriuos tikrai norisi išbandyti, be to dar yra ir kremų, yra dantų pasta. Bet apie viską, ką išbandysiu, pasidalinsiu su jumis vėliau.